Aš atradau cirką keliaudamas. Pradėjau nuo ugnies šou ir dar mačiau būtent panašius užsiėmimus suaugusiems. Mačiau dar pasirodymus kelis festivaliuose ir tada toksai buvo, kas čia, norėčiau išmėginti. Buvau įvairiose grupėse ir šokio, ir kapueros, ir tose grupėse taip pat pradėjau mokyti po truputį. Kai aš pradėjau užsiimti profesionaliai cirku, tai buvo natūralu, kad tiesiog, kai būni studijuoji cirko mokykloje, kad vakarais pravedėjau kad nors pamokas vaikams. Paskui sutikau daug mokytojų, kurie man patarė, iš kurių išmokau tuos mokinius iškelti į viršų su jų stiprybėmis. Tai labai tinka būtent fiziniam pasiruošimui, nes kai tu ruoši pagal jo kūną, pagal to žmogaus kūną, tai visą laiką sekasi. Mes mokom, kaip mes norėtume mokyti, tai yra leidžiam vaikams reikštis laisvai ir tuo pačiu po truputį supažinam juos su akrobatika, su pagrindais ir labai greitai dabar matosi ir šiandien sakiau mokiniams, kad labai stipriai patobulėjo, kaip jie gali save išlaikyti ant rankų ir visi kiti akrobatiniai pagrindai patobulėjo labai stipriai nuo pirmų pamokų. Iš vaikų išmokau tai yra, kad mokantis įvairios akrobatikos technikos, kas yra dažniausiai gan nuobodu, bet tai galima išmokti per žaidimus įvairiausius. Mes tvirtinam kūną, naudodami savo kūną, tai yra akrobatika, ant rankų laikymas savo svorio, koordinaciją mes laikom lygsvarą. Pasitikėjimas vienas kitu, tai yra labai svarbi dalis būtent porinėje akrobatikoje, kai mes turim ant savęs laikyti kažkokį kitą žmogų. Per tą pasitikėjimą tu patampi labai gerais draugais su tais, kuriais dirbi. Visą tai, ką mes išmokstame, sudedam tai į vieną kažkokią tai choreografinį vienetą ar galiausiai spektaklį. Yra labai smagu būti laisvam fiziškai. Tu pajauti, kad tu esi pasiruošęs įvairiems iššūkiams, fiziniams iššūkiams.